Sveiki visi. Sveiki, sveikos. Sveikas ir sveiki visi. Šiandien mes apie atvirumą, kaip jisai pasitarnauja. Ir turiu pas save viešnią Sonatą Romanovskę, intuityvioji mentorė, moterų saviugdos mentorė. Ir mūsų pokalbis iš tikrųjų bus labai toksai moteriškas pasidalimas, diskusija galiu įvardinti, ar ne? Nes tikrai šita tema yra aktuali visiems ir visoms. Bet mes kaip moteris kalbėsim už save, apie save ir kaip tas atvirumas pasitarnavo Sonatai, kada jisai atsivėrė, kada nusibodo meluoti sau. Tiesiog kviečiu tave, Sonata, ir pasidalinti atvirai, nusirengti, kaip aš sakau, mėgstu sakyti, nes kodėl? Kodėl reikia tiesiog būti atvirai su savim pirmiausiai ir po to tas atvirumas jisai skleidžiasi labai paprastai tada ir į aplinką. Ačiū, Jūrate, kad pasikvietei. Sveikos dar kartą visos. Tokia ta tema, mano pasiūlyta tema, nes aš pastaruoju metu tą atvirumą labai skatinu savo, kiekvieną dieną, savęs vis klausiu, ar aš tikrai to noriu, ar tikrai man to reikia. Toks dialogas vidinis pas mane atsiradęs, kad nustot meluot sau visų pirma, nustot apgaudinėt save, nustot pataikaut kitiems, jei aš tuo metu nenoriu ir man tai netinka. Ir tas atvirumas veda mane prie buvimo savimi tiesiog, tos tikrosios savęs, ne? Ir aš labai ilgai net nesupratau, kad aš sau meluoju. Tokios įprastos, išmoktos tos reakcijos, būsenos, tam viduje vis slėpimas, tų nepasitenkinimų, kas negerai, melavimas sau, tos užgniaužimas, užkišimas, ten gilyn visko. Ir tos būsenos, jos niekur vis tiek nedingsta. Vienokia ar kitokia forma jos. Jūrate. Gerai, bet aš noriu iš tikrųjų konkrečiai pasidalinti, ką tu melavai sau ir ką tu ten slėpei. Tokia, atrodo, kartais net nereikšmingi dalykai. Ką noriu pasakyti, kad viskas prasideda net ne nuo reikšmingų dalykų. Tas išmoktas, ne? Pavyzdžiui, jautiesi pavargus. Ir ar tu renkiesi būti sąžiningas su savim ir pasakyti šiandien savo šeimai visiems, kad aš šiandien pavargus ir aš, tiesiog nedarysiu, valgyt, kažką sugalvokit, padarykit, pavaduokit. Tokių smulkmenų. Nes iš tų smulkmenų po to jau dedas daug daugiau kraunas, bent jau pas mane buvo. Kai iš smulkmenų iš tikrųjų susidėdavo tie didžiausi skauduliai. Nes po to, kas ir santykiuose, ne? Krauni tą nepasitenkinimą, nusileidi, net nenusileidi iš tikrųjų, nutyli, nepripažįsti, kažką vaidini. Atrodo kartais, tai ką tu vaidini, ką, didvyrė, dar ką tu nori, suvaidinti. Bet tikiu, kad ne viena aš taip darau, tai krauni, kol vieną dieną fontanas kažkoks prasiveržia ir tada ir tie konfliktai šeimoje kyla ir dar labiau jautiesi ir vienišesnė, ir nesuprasta, ir iš to tas ir kraunasi. Gerai, tu jau kalbė apie pasekmes to neatvirumo. Bet iš kur prasidėjo tai, iš kur tu išmokai tiesiog meluoti tiek savo, tiek tas įprotis? Kaip tu gali savo, tiesiog ir čia su moterimis pasidalinti, iš kur gimė tas įprotis nesakyti tiesos. Man labai patinka tas toks visko legalizavimas.
Aš Mhm. legalizuoju, ar ne, leidžiu sau tiesiog kartais, jeigu reikia ir pameluoti, bet tiesiog tai yra kai apsauga sau, ar ne, ir kad kiti gali manęs nesuprasti. Jo, Bet tai visas jo, tai tas vat iš kur atėjo, kaip tu manai, iš tėvų, iš senelių, iš mokyklos, kažkokie įvykiai turėjo būti, kad tiesiog pradėtum tai, nu, jau po to pradėjai pastebėti, kad tau netarnauja tas melavimas sau. Tas tavo aš šeimoje irgi daug. daugiausiai, aišku, iš mamos esu išmokus. Mama, aišku, seka iš tolimesnės atkarpos šeimos, vadinkim, ane. Ir tas toks net nesąmoningas tiesiog, nu, va, žinoma, kad vaikas tiesiog mokosi. Ir aš ir iš klienčių savo tą patį matau, kad net po to nesuriši tų galų. Tiesiog to sąmoningumo, tos drąsos, to noro reikia ir pažiūrėti, iš kur vat pas mane vat šitas bagažas yra atėjęs. Va, labai gerai išgirdau tavo žodį drąsos. Taip, Pirmiausiai drąsos reikia, vat, tą tiesiog ar ne, priimti sprendimą būti atvirai su savim. nes labai pasakysiu sunku, nu, iš kur daugiau pas mus gali ateit, nu, tai iš atviros aplinkos, nu, mokyklos dar, ane, suformuotos tos tie draugai, bet pats pagrindas atėjęs iš to, kur mes užaugam, su kuo mes užaugam. Ir, nu, nepabijokim to, kad tais laikais mūsų tėvų, senelių tas sąmoningumas, jisai, nu, nebuvo toks, buvo kiti laikai, kitos vertybės, kiti rūpesčiai, pavadinkim, ane, ir tas va dvasinis pasaulis, siela, jisai, nu, nepabijosiu gal pasakyti, net užmirštas kažkoks buvo. Nu, atvirumas su tėvais iš tikrųjų ir pats sudėtingiausias vaikams, ar ne, bet jisai ir labai svarbus ir pats svarbiausias, aš pati to mokausi. Tai būtent, tai Ir tenais yra mokinimasis ir aš toliau to mokausi. taip, bet tikrai mes visi norim būti atviri ir su savo tėvais, ir su tais vaikais, ir su partneriais. Ir visi susiduriam su tom baimėm, ar ne, o baimės kita pusė ir drąsa, kaip tu ir paminėjai. Ir koks jausmas, vat, pavyzdžiui, ir tau pačiai, bet ne apie klientus, apie tave ir apie mane pakalbėkim. Koks apimdavo tau jausmas, esi kažkada užfiksavus, kad, ta prasme, vat, ai, geriau pameluosiu, nesakysiu to. Aš Jausmas. jaučiuosi, vat, kaip tu ir sakai, kad esi pavargus, ai, sakysiu, kad ai, gerai ir viskas su manim. Nu, koks jausmas, nu, nežinau, ar galima ir sakyti šūdinas. Nes tu Liuks, nuolatos, tai vat lietuvišką kalbą kalbam, ne abstrakcijom, žinai, kaip mes dabar visur viską prisiklausom, o konkrečiai nėra iš tikrųjų žmonėms pavyzdžių, kaip aš jaučiausi šūdinai, tiesiog norėjau šūdinai. žliumbti, ne, norėjau verkti. Aš labai į auką puldavau Va, pati, ne, būtent, va, pati tais tikrai žodžiais kalbam. prisigalvodavau, prisikurdavau, nu, pas mane stipriai per auką eidavau, kad, nu, kokia aš tada nabagė, nu, kokia aš vargšė, nu, Niekas kaip manęs čia manęs nemyli, nemyli, nesupranta, nu, nesupranta. kodėl, va, kiti gerai gyveno, nu, už ką man taip, nu, kodėl, nu, Mhm. nu, va, taip, va, toks dialogas būdavo viduje. Ir kuris, nu, į nieką O nevesdavo. tu galėjai, pavyzdžiui, su mama ar su tėčiu atvirai pakalbėti? Ar turėjai Ne, iš vis tokių ne, atvirų ne, pokalbių vaikystėje, o dabar, nu, tavo mamytė amžinatilsį, bet, va, pavyzdžiui, nu, su močiute ar su kažkokiu kitu suaugusiu giminaičiu? Jo, aš dabar atvirai sakau, jeigu man nepatinka. Jeigu nepatinka kažkaip ne taip, aš pasakau. Bet ta pati Nu, ne pradžia, apie patikimą, bet atvirai kalbėti apie viską. Prasme, apie, vat, kad ir kas patinka, kaip faina ten kažko pasidalinti savo džiaugsmais, savo sėkmėm ir nesėkmėm. Tai va, nebūtinai. matai, bet aš pasakiau, kodėl kas nepatinka, nes kas nepatinka būdavo toks kaip tabu. Mhm. Va, Tai man va tas išryškėjo. reiks slėpti. Jo, ir Va, aš čia dėl tos to, geros mergaitės tas taip, ir sindromas. aš va dėl to vat iš karto ir pasakiau, tai kad kas nepatinka. Va Taip. taip, va, nes to nu, nebūdavo tos drąsos, ne to tokio įpročio tą sakyti, o dabar jo, aš pasakau. Ir man tas atvirumas, nu, man labai sunkus buvo, jisai ten atrodo, nu, tai kaip čia dabar, nu, tai, nu, ką čia, va, tas toks, nu, jo baimė, kad tave pasmerks, nepriims, kad nesupras, kad
kažkuria prasme sakys, kad nesąmonė, vat tokia, vat, nu, mes visi norim meilės, norim priėmimo, to pritarimo, tiesiog, nu, žmogiška tai yra. Tai jo, va šitas atvirumas man va iš tos pusės, kad, nu, ką, kaip, ar mane priims, žinai. Kad jeigu aš būsiu va tokia, kokia esu. Tai šitas, Mhm. Bet jeigu, vat, pavyzdžiui, tu prisimeni iš savo jaunystės, vaikystės, kad kažkada kažkokią atvirą pokalbį, ar ėjai į tą pokalbį, ar ėjai iš vis bandėjai eiti, pavyzdžiui, patvirauti ten su mama ar su tėčiu? su tėčiu, nu, vat, ne turbūt, žinok, dabar kaip klausi, turbūt ne. Mhm. Visada būdavo kažkokia, kaip filtras, ane, kiek tu gali pasakyt ir kur Mhm. jau yra ta riba, kur jau nebe. Mhm. Tai tokį aš filtrą, nu, turėjau, kad kažkurio jau Mhm. nebėra ten galimybės. Tiesiog su ta ankstesne karta, tiek tėveliais, močiutėm ir seneliais, net nebuvo įpročio kalbėti apie jausmus ir va ten labai patvirauti. Labai aš ir retai girdžiu pas klientės ar moteris, kuriuose šeimose buvo kalbama atvirai apie kažkokius jausmus ar ne, apie poreikius atvirai. Viens nuo kito kažką slėpė, tiesiog dėl to, kad būtų ramiau ar ne šeimoje, kad Jo. nesukelt kažkokių ten nesusipratimų ir bangų. Ir tada dažnai ir rieda tas gyvenimas ir nėra net to emocinio ryšio tokio. Ir po to mes išeinam į pasaulį ir pačios kuriam tokius pat santykius. Mhm. Kada tu pradėjai tiesiog vat, pati atpažinti, kad aš noriu būti atvira. Nori būti atvira, tu tiesiog esi santuokoje, turi 2 vaikučius. Vat, tu pati pradėjai jausti tą poreikį, aš noriu būti atvira, aš noriu gyventi kitaip, ar ne, negu mano tėvai. Mhm. Dar aš gal norėjau prieš tą paminėti, kad mes net nebuvom mokinami apie emocijas jokias. Taip. Ta prasme, ką čia žliumbi, ką čia verki, tas tau Mhm. negerai, nu, vat, valgyti yra, to yra, o Jo, nu, džiaugis, ką turi. džiaugis, ką turi, to čia viskas paduota, ko tu čia, žinai, kas Jo, negerai tau čia, šiandien. čia visi tą esam praėję. Tai va, ir tada jo, ir tu išeini ir, nu, tu kas tau yra, nu, tu taip ir pasilieki Mhm. savį. O kai atsirado vaikai, kažkaip va, tas intuityviai, aš tiesiog norėjau žinot, ką jie galvoja, ką jie jaučia, ko jie Gerai, bet nori. prieš tai taigi buvo santykiai susipažinimas su vyru, su Jo, tai partneriu, aš tik tai vaikai gimė. ilgai Vaikai nebuvau negimsta atvira. pirmyn. Jo, bet aš nebuvau ten labai atvira ir tas vat atsiskleidimas, tas toks kitokio gyvenimo noras, e, paieškos, ane, pavadinkim, man prasidėjo vat su vaikų gimimu, kažkoks vat kitas Mhm. pabudimas, tas pavadinkim, Norėti tokio matymas, ryšio. matymas to kažkokio kitokio gyvenimo, norėjimas būti geresne ta versija, kad parduotum pavyzdį, bet man tas atsirado, aš norėjau būt pavyzdžiu, ne, savo vaikam. Ir vat po to va tas prasidėjo va tos tokios paieškos ir vat gimė tas noras, kad aš noriu iš tikrųjų žinot, aš nenoriu, kad jie nuo manęs slėptų, nes aš pati labai daug slėpiau ir melavau, ane, pavadinkim. Aš norėjau to tokio, nu, tikrumo, to vat atvirumo, va dabar ir eina to žodį. Ir kai vat Mhm. nori iš kito, ką tada turi duoti? Irgi turi duoti. Irgi turi duot atvirumą ir va taip po žingsnelį jisai pas mane neatėjo labai, nu, taip drastiškai ten, va jau dabar čia aš atvira. Tai taip labai po žingsnelis pas mane ėjo, kad aš susivokiau, vat, kaip aš čia noriu, ko aš čia noriu. Tai toks procesas, sakyčiau, buvo. Mhm. Taip, mums iš tikrųjų ši tema abiem buvo tokia, dar kalbėjome, ne, iš tikrųjų, kokią kitą susitikimą apie tą temą pratęsti ir mes nusprendėm pratęsti penktadienį pas tave, Taip. nes šita tema ir neišsemiama. Dabar mes kalbame ne su Sonata apie atvirumą savo, tai aš pažvelgiu ne į save atsigręžusi ir kaip veikia tavo santykius atvirumas.
Jo, Antradienį nes pradėsim apie kitus dalykus, kokius aspektus paliečia atvirumas, iš ko mes išsilaisvinam. Tu gali pasidalinti, va, pavyzdžiui, tu turi skirtumą savo santykiuose su vyru, kai tu buvai neatvira sau ir tuo pačiu vyru, su vyru ar ne santykyje, ir tu turi skirtumą va dabar, kai tu esi atvira, skaidri, kaip aš sakau, tiesiog va tokia, kaip eitum nuoga, kaip eitum tiesiog ar ne su vyru užsiimti intymiais santykiais ir taip ir nusirengi tiesiog. Taip nusirengi, va, bendraudama ir kurdama santykius, ryšį su vyru. Dar kažką užsidedi, kokią nors ten apsiaustą, žinai, tokį nematomą apsaugą. Man tu dabar va tą klausimą užduodi ir man prieš akis, kai vaikai kūrė santykius neatviri iš vaikiškumo tokio visiško, nesusikalbėjimo, principų, ego, tai tu turi atspėt, ką aš galvoju, tai kodėl tu nedarai, ko aš noriu, kodėl tu nesupranti, ko aš noriu. Ir tas totalus smėlio dėžė man va iš karto, žinai, kad štai va taip pirštu, kodėl, nu kodėl, ir tada ta auka ir nu kaip iš čia nesupranta, nu tai kaip, kodėl aš turiu čia sakyti. Ir tada, kai mes pradėjom iš tikrųjų kalbėtis, va taip pat. Nes iš to, kad iš pykčio, kai kalbėdavais, ne, per tą netvirumą ir kai jau sprogsti ten, tada ir pradedi kaltinti. Susikaupia daug visko. Jo, ir ten tie pokalbiai, nu tai kokie, tu kalta ir toks ping-pongas, kas čia kaltas. Bet jeigu nebelieka. Nebelieka, susirenkam žaislus vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę ir visą gerą, žinai, tam kartui, kol vėl ten jūs kažkokiu tų taškų randam ir vėl galim kalbėti. O kai atvirai pradėm, va taip ir sakai, pasišnekam, va dabar aš pasakysiu taip, kaip jaučiu, bet, nu, tiesiog priimk tai, kad, nu, va aš taip jaučiuosi ir va dabar, nu, pakalbėkim, va taip, kaip, nu, kaip yra. Bet tu tiesiog kviestavai į pokalbį, ne? Jo, ir mes tiesiog, va, aš pasakau, kaip aš jaučiuosi, jisai pasako, kaip jisai jaučiasi. Ir tada man, aišku, nemalonu būdavo, bet aš tada gerai galvoju. Deklaruoja tiesą. Bet tada aš galvoju, nu palauk, nu tai jeigu aš sakau ir jisai priima, nu tai davai ir aš galiu priimti ir iš to, ką jisai sako, aš galiu galbūt, nu tikrai pagalvoti ir pakeisti kažką, kas, nu jam nemalonu. Tokių kompromisų, tokių, žinai. Nu, bet kompromisų. Ir žinau, kaip lengviau bendrauti. Kaip lengviau pasidaro tiesiog bendrauti, kaip tiesiog tu pasakai, nu, va, taip, va, ir aš taip dabar jaučiuosi, ten, nu, va, nebėra to tokio apsimestinumo, nebėra tos tokio vaikiško to stumdymosi, tu kalta, ten tiesiog gali paieškoti sąlyčio taškų, gali rasti kompromisų, jeigu ir negali tuo momentu, tai bent jau gali vienas kitą tiesiog tuo momentu priimti, suprasti, nu, vat, kad taip vat jaučias, kad taip yra ir tiesiog lengviau, paprasčiau. Nebereikia to vaidinti kažko, kad ar supykusios, nebereikia vaidinti, būti supykusią, nepatenkinta, nelaiminga. Tu gali tą, bet tu ir deklaruoji tai, kad va, aš šiandien jaučiu pyktį. Jo, aš jaučiu pyktį. Bet to, aš turėjau omeny to užslėpto, kur, žinai, kaupęs ir kažkada sprogsta. O taip, mes galim visi visaip jaustis ir priimti tą lengviau. Ir normalu, ir tiesiog, va, kai ir vyras, ir ne, jaučia kažkokį susierzinimą ar pyktį ir į tavo išsakytus žodžius. Ir kitą kartą būna taip, kad mes netgi pasiimam, ar ne, nenori, tas mintis ar jausmus to partnerio, arba netgi ir vaikų. Mes tiesiog jas galim gebėti suvirškinti drauge žymiai, žinai, tokiu meistriškai, taip lengvai, paprastai, o ne pučiant burbulus. Jo, nes kai tu daliniesi, ne, tai tiesiog įprasta tampa. Nu tai gerai, nu va dabar taip yra. Ir tai iš tikrųjų nedarai tragedijos ir dramos iš to. Tokia ateina atjauta ir kito žmogaus, ar ne, va tą būseną ir jausmams, nes mes taigi ne robotai. Mes ne robotai, mes esam žmonės, mokome žemėje gyventi, ir ne tos žemiškos būtybės ir į santykius. Kai mes ateinam, mes taip pat mokomės, ar ne, kurti tos santykius. Tikrai taip. Ir tai ir menas, ir tai ir atsidavimas, aš sakyčiau,
Nes jeigu, vat, kaip tu ir gražiai pasakei, kad aš kviečiu į pokalbį, jeigu partneris eina į pokalbį, jis ir atviras, vadinasi, tam pokalbiui, bet jeigu ir tokių, netgi, vat, esu turėjusi ir pokalbį su moterims konsultacijų, kur tiesiog sako, nu neina partneris su manimi pokalbį, neina, reiškia priekaištus, reiškia man priekaištus arba ten kažką kalba, bet į pokalbį neina atvirai. Tai irgi ir daug vat, tokių dalykų paslėpta giliai, kažkokios baimės, bet baimės kaip ir mums pačioms nerti giliau. Taigi mes visai, ar ne, pačios, kol ten neišsikapstėm iš savęs tų baimių, netapom tokios atviros ir drąsios. Ne, Sluoksniavomės po sluoksnelį, po kažkokį svogūno lapelį, ar ne, ir tada tik tai atsiveria. Ir kada atsiveria va ta širdis mūsų. Empatija tada atjauta ir ateina. taip, dar norėjau pasakyti apie tuos, tai aš buvau ta, kuri galėdavo nekalbėti. Tai kol daėjau pati, kad nu jau reikia kalbėti, tai aš labai suprantu, tiesiog tas nekalbėjimas, nu jis irgi yra Atjauta tavo išmoktas. vyrui ir mano vyrui atjauta. Aš irgi taip pat elgiausi kažkada kaip tokia paauglė ir visos, manau, tuos etapus praeinam. Tai va, mes todėl tuos vyrus labai mylim ir einam, kviečiam į pokalbius ir norim to atvirumo. Taip, nes nu čia tas vaikiškumas toks yra, neužaugimas, neprisijėmimas atsakomybės, tas toks, Bet dabar į tai pažiūri kaip pati, kaip į ką, į patirtį. nu taip, kaip į patirtį, bet žinai, aš džiaugiuosi, kad aš turėjau tos drąsos, to noro išeiti iš to, o jeigu va tame va gyvent visada, O kas tau, Sonata, iš tikrųjų tau, vat, pavyzdžiui, atvėrė? Gal kažkokią knygą paskaitėjai, gal tu turėjai pagalbininką, ar turėjai kažkokią šalia pavyzdį, mentorę, kad, vat, nu, atsiverk. Nes tikrai, na, kai mums Jūrate, kažkas aš griūva, ar tavo santykiai griuvo, ar tavo būsena, sveikata, kas, vis tiek kažkas turėjo paskatinti. Nu, nėra taip iš lempos, va, noriu būti atvira, va, suvirdava kalbos, užkniso atėjo nekalbėti, ne, ten ir būta mergaitė maža. pas mane daug tų etapų buvo, kaip sakiau, pirminis, kad vaikai gimė ir aš norėjau būti, pavyzdžiui, tada, aišku, mirė mama, labai didelis man asmeniškai sukrėtimas Aha. buvo tas. Po to pradėjo viskas aplink atrodo griūti ir tie verslai nebesisekė ir, nu, ir Va, sveikata gyvenimas pradėjo spausti. ir aš dar ką norėjau pasakyti, nu, mane, aš kaip jau tau ir sakiau, kažkas matyti iš dangaus labai myli, man va taip pradėjau kišti viską. Va po akim, tu va pasižiūrėk, va tos tokios situacijos, žinai, ten pasakoja kažkas apie kažką, ten vaikų mokyklą. Ir man taip ta palėtė ten apie meilę. Ir aš galvoju, Dieve, tai kad aš nemačiau tokių santykių, aš nesimokinau iš tokio pavyzdžio. Ir aš dabar galvoju, tai kaip aš tiem vaikam galiu būti pavyzdys. Ir iki ašarų, žinai, va tokie suvokimai visokie, va tiesiog, va kišama į veidą per žmones, per viską. Ir, nu, aš tai jau net neturėjau šansų užsimerkti, nes man jau pasižiūrėk. O taip, Mhm. Žinai, aš tave noriu nuraminti, kad mus ne vien tave myli ten iš aukščiau, mus visus ten myli iš aukščiau, tik tai mes atsiveriam ir priimam sprendimą tai pamatyti. Mes išeinam iš vat to netvirumo, to melo. Ir žemos vibracijos, ką tu ir vardinai, tai ir aukos vibracijos. Tai aš meluoju savo ir po to krentu į gailestį savęs. Čia ir visos aukos vibracijos, žems sąmoningumas, o nepaisant tos evoliucijos, ne, dabartinės, kas vyksta mūsų pasaulyje ir su žemės vibracijom kelia, tu nori spaudžiamus, nori, nenori, nesusitrauktų plėstis. Tai va, todėl ir mes veriamės, atsiveriam Facebook'uose, atsiveriam kažkokiuose pokalbiuose, susitikimuose, šeimose atsiveriam. Ir o kur tu, pavyzdžiui, laikai tokį, nu nesi, vat, ta tokia, žinai, kaip įsijungia, nu tokios sveikos ribos tam atvirumui, vis tiek yra ribos. Nes, nu, ir vis tiek tokie ar kažkokie žmonės, bendruomenės, kur tu negali va taip kalbėti, ne, apie viską, žinai,
Mano tėvelis amžinatilsį sakydavo, nu, ne viską nereik nešti iš savo namų šiukšlių. Ne? Mhm. Turi kažkokį va tą tokį, nu, jau Ką tik, pasakot, ne? jo, Ką nu, sakyt? tiesiog vat, apie ką ir su kuo atvirauti. Nes bet kokiu atveju esi Žinoma. mentorė ir, žinai, aš dar pasidalinsiu tokiu atvirauti vat, savo klientėm ten apie, prašant, apie savo skalbinius, apie, nu, ten kažkur mokykloje, ar ne, vaikų, ar ten dar kažką. Nu, ir vis tiek va, tam tikri, ar ne, tokie lygiai, Mhm. kaip čia įvardinti. Mhm. A, tiesiog aš apskritai labai kažkaip su tai žmonėm, man ta tokia prizmė būdavo, kad aš visada norėdavau patikti tikt. Va, tas labai stipriai būdavo, tai to atvirumo Mhm. kaip ir toks, jisai prafiltruotas labai būdavo. O dabar, aš nežinau, tiesiog aš jaučiu žmonės, ane, vat, su kuo galiu, su kuo negaliu, su kuo reikia, su kuo nereikia, su kuo noriu, su kuo nenoriu. Ir jeigu noriu, tai ir atvirauju. Jeigu Gražiai matau, kad pasakyta. ne, tai kažkokia formalumas, ane, kažkokia tos kalbos ten, kiek jau Tiesiog ten klausai, leidžia. Jo, tas širdies klausai. iš Mhm. vidaus eina, nes dabar taip galvoju, tu klausi ir pastaruoju metu kiek tų žmonių tokių sutinku, tai, nu, tokie faini, su kuriais galima, atrodo, pašnekėti. Apie viską. Ta aplinka tokia, nu, matytinai susiformuoja atitinkama, o kur nereikia, ten nereikia tiesiog. Žinoma, tik ir nereikia, mūsų gyvenims nėra pasirodymas, kad ten, prašant ir tos kalbinius skalbti, ar ne, ten ir ten, tam ir sveikas protas. Žinai, kiek ta mūsų širdis gali būti atvira, bet vis tiek ir sveikas protas, skaidrus protas. Nu, pavyzdžiui, dabar man labai vat noris pasidalint apie tą atvirumą, nes aš stipriai matau, kaip aš pati ant to grėblio lipau ir klydau, nu, neklydau, tokios patirtys buvo, ne, bet kaip tas man nedavė to lengvumo gyvenimo. Mes moteris norim to lengvumo, mylėt, gyvent, džiaugtis. Taip, Ir kai aš matau, kaip ir pas mane ateina moteris ir ant to pačio to grėblio ir taip sunkiai ir tos emocijos ir man, nu kas nori, nuimkit va tą informaciją, nu keiskit tą gyvenimą, džiaukit, būkit toj mhm. moteriškoje energijoje, nu va tiesiog, va kas nori, kam reikia ir aš labai tikiu, kad, nu kam reikia, tas pamatys. Taip, ir išgirs tave, nes tu tikrai atvirai vat, apie tai dalinies ir turi netgi palyginimą, savo patirties palyginimą. Kaip pasikeitė, ar ne, tavo santykiai ir kokybė, gyvenimo kokybė. Jo, nes tas būti, vat, Tu man, vat, turi kur nors dabar artimiausių metų pakviesti, moteris gal kažką organizuoja, ar tiesiog į tavo uždarą grupę, taip, kviečiu saviugdą su tiesiog į Sonata. grupę, jo, ir ten Mhm. viską sekit, matykit, bendraukim. Aš Gerai, aktyviai mes ten kiekvieną dieną. po įrašų pasidalinsim būtinai tavo nuorodą į grupę. Grupė ir nemokama. Ir Sonata iš tikrųjų šauniai dirba su merginom ir padeda iš naujo pamilti save, tapti ar ne, va, tom tokiom atvirom pirmiausiai prieš save, o po to tiesiog ir ne tas atvirumas labai labai pastarnauja. Todėl, kad jinai turi tokią patirtį. Taip, nes galima gyventi sunkiai, o galima gyventi lengvai. Ir Tai paprastai. rinkimas yra. Taip, lengvai, paprastai. Mhm. Ir penktadienį, iš tikrųjų, aš viešėsiu pas Sonatą. Taip, Irgi po šito įrašu dalinsim. pasidalinsime ne renginiu nuorodą. Pas tavęs keliausim su tema, var gerą ten pavadinimą, ne, mums. Atvirumas išlaisvina, ne? Kaip, kodėl, ką? Ką išlaisvina, kaip ir iš kur, iš ko. Žodžiu, jo. Būsim atviras. Ta pati tema, tik tai ten aš galbūt daugiau dalinsiu savo asmeninę patirtim, kaip aš taip pat buvau išsisklendusi ir meluodavau tiek savo, tiek visiems aplinkiniam, kad man viskas yra gerai, kaip negirdėjau tavęs ir net neturėjau tokių
išsiugdžiusi, vat, kaip ir A, Sonatas sako, aš jaučiu, ar ne, va, tą intuityvumą. Kai tu išsiugdai tą intuityvumą, o tiesiog, na, tu negali nepatvirauti. tai Viskas. dabar prisiminiau tą klausimą, kas yra nieko. O viduj tai ne nieko. Jo. Arba ko norėtum, nežinau. Nu, žodžiu, va tie tokie visi atsakymai, tai ir grinai melas savo ir nenorėjimas atsigręžti save, atsiverti, net baimė, tiesiog ar nepasvajoti, ko aš norėčiau, arba kas yra nieko. Nieko. Na, o kaip tas niekas jaučiasi, aš dažnai klausdavau, "Nu, bet o kaip jaučiasi tas niekas? Niekaip ir nesijaučia." Tai žodžiu, niekas nieko niekada. O mes jūs visur visada kviečiam atvirom širdim, skaidriais protais. Ir ką norėtum, Sonata, dar palinkėti moterims mūsų Oi, pokalbio tiesiog finišui? to atvirumo sau, to nusimest tas kaukes bent prieš save pradžiai ir nu kurti save kokią nori. Nu, aš, pavyzdžiui, nu nebenorėjau tokia būti, ne? Nu, man negera buvo. Tai ir negyvenkit. Jeigu jau jaučiat, kad negera, visada yra visko. Ir laiko, ir pinigų, ir ko tik nori. Ir šiais laikais, kaip mes ir kalbėję, esam nu pilna visokių mokytojų, mentorių, coacherių, ko tik nori. Tai tiesiog veikit, eikit ir būkit atviras savo širdies klausykit. Užteks tam Taip. pasislėpus tupėt. Kai širdis atvira, tai pajausit pas ką, kada ir su kuo keliauti ir eiti va, į tą atvirumą ir Arba atsiverti. dar tokį paskutinį momentą, kai viena klientė sako, aš nežinau, aš pamačiau tave, atėjau, dar tavo laišką gavau ir, nu, vad, nusprendžiau ateiti. Tiesiog pagal ženklus kartais tai reikia eiti ir nueisi ten, kur reikia eiti. Taip, taip, mielosios, keliaujam į atvirus pokalbius, į asmeninius pokalbius, į grupinius užsiėmimus ir tikrai tada tik tai mes turim transformaciją ir, va, kaip ir Sonata sakė, tampu tuo, kuo noriu, o ne tuo, kuo kiti nori iš manęs padaryti ar matyti. Šiai dienai iš tikrųjų mes su jumis atsisveikinam, bet nu gražumėlis nepažiūrėjom, gal kažkas kažką mums tiesiog parašė, pasidalino, pamelavo, kaip aš sakau, arba patviravo. Tai va, kas žiūrės įrašą, labai kažkaip man čia sudėtingai ir Aiva rodo. Kas žiūrėsite įrašą, taip pat pustelėkite, ar buvo naudinga, reikalinga ir gražaus Duokit jums atgalinį likusio. ryšį, taip. Tai, kad galinis ryšys mums iš tikrųjų labai ir kaip dovana. Iki Pasimatymo. penktadienio.